Visiems labas, jūs ant tobulaus kanalo Lietuvilenkis. Ir kaip žinote, šiandien išėjo atnaujinimas Melon Sandbox 27.0. Nu taigi, pradedam. Atsirado va tokia va kapsula, kurią galima daryti chimieras. Tuoj aš jums parodysiu, kaip jas daryti. Mums iš pradžių prireiks kažkokių dalykų, kurias mes norėtume sukryžiuoti. Pavyzdžiui, kaktusą ir moliūgą. Uždarom kapsulą. Ant šito mygtuko reikia paspausti. Ir jinai užsipildo skysčių. Ir jisai pasidaro į kraujo spalvą tos chimieros. Ir po to tą chimierą pasidaro. Ir va, iš šitų dalykų. Tik tai būna sunku ją išimti. Dar atsirado va toks va dubuo ar virdulys, į kurį įkišus tą chimierą neteisinga, uždarydami dangtelį, ji bus sunaikinta. Ir išeina va tokie va gazai iš jos. Dar atsirado va tokie va burbuliukai, kurie identiški yra špricams. Netgi aš galiu jums šitą puikiai parodyti. Tik va, melonas ir jį užkrečiam. Ir va, jisai pasidaro į zombį. O va, taip išsigydo. O čia va, aš jums pamiršau parodyti su kapsulė. Jeigu įkišti va šitą va medieną, nors gabalą ir jinai užsipildo, tai ten, žinokite, nebus kažkoks medinis žmogus. Kažkokia chimiera medinė. O to pasižiūrėti. Bus va toksai va mielas žaisliukas. Gal ne mielas, tiesiog medinis. Ir su šituo tas pats. Įkiši, uždarai ir lauki. Va. Tas pats. Tokie patys žaisliukai. Dar atsirado va toks va dalykas. Nežinau, kaip vadinasi. Dar ant ratelių galima važinėti su juo. Ir padėti galima visokius šituos dalykus. Va, pavyzdžiui. Dar atsirado va tokios va kolbelės, o va šitas panašus kaip iš Minecraft, kurį aš kilnoju. Dar va čia nėra. Va čia atsirado va toks va dalykas. Kas atsinaujino va šitas į horizontalę pasivertė iš nepatogios vertikalios ir šitą nesąmonę dar atsirado. Ir čia galima ieškoti visokių žemėlapių. Pavyzdžiui, O raidę įvedam ir va, kokie iš su O raide susiję žemėlapiai yra. Nes su O iš O raidę turint. O, общем, jūs supratote. Dar va čia va nėra tos eglutės su žaisliukais, kuri buvo anksčiau, nes jau ne kalėdos. Taigi visiems ate, nepamirškite prisinumeruoti ant tobulaus kanalo Lietuvilenkis ir visiems ate. Aš pradingstu iš čia. Nepamirškite prisinumeruoti.